Sveiki. Šiandien mes esame labai gražiame slėnyje prie Karmazinų piliakalnio. Svečiuojamės pas Ievą Šidlaitę ir šita sodyba vadinasi Slėnyje. Taip, iš tikrųjų, slėnis nuostabus, grožis. Ir šiandien mes norime pakalbėti apie visai kitokius patiekalus. Ne tos, kurie būdavo ruošiami dvaruose, turtingų ponų, ant turtingų ponų stalo atsirasdavo, bet tai, ką lietuviai nuo seno darė ir Ieva, ką jie darė, jie raugdavo turbūt. Atsirasdavo ir ant turtingųjų stalo. Dėl to, kad mes šnekėsim apie rauginimą. O rauginimas buvo pats seniausias maisto išsaugojimo, konservavimo būdas. Taip, kad jis atsirasdavo ant visų stalų. Taip, tai čia nuo pačių seniausių laikų. Jam nieko daugiau nereikėdavo, tik tai druskos, kad ilgai išsilaikytų tie visi produktai. Taip, kad viskas ypatingai šiaurės šalyse, kaip mes gyvename, tai Skandinavija, Vidurio Europa. Pietuose neraugdavo, ar ne? Pietuose raudavo, bet ten gal kitaip visas tas vykdavo. Ten gal ta fermentacija tokia būdavo. Kitokie produktai buvo. Pas mumis, kadangi trumpa labai tas šiltas metas, tai mums reikėdavo kuo daugiau išsaugoti, kuo daugiau pasiruošti žiemai, kad nesušaltų. Turėti, valgyti, ką pasidėtų ant stalo, kaip ir dabar. Ieva, aš norėjau paklausti, man atrodo, kad šiais laikais truputėlį raugti produktai lyg tai yra nustumti į šalį. Tai blogai yra. Todėl, kad tai yra labai blogai. Iš tikrųjų. Nes raugintas produktas tai ir maistas, ir vaistas yra iš tikrųjų. Ir jaunystės eliksiras aš girdėjau, ar net jaunina. Ir maistas ir nuo alergijos dar. Ir nuo alergijos. Kas alergijas serga, turėtų labai susidomėti. Ko gero, prekybos centrai, jie visai kitos politikos laikos, jie teigia, kad jie pateikia šviežius visą laiką produktus, kas, man atrodo, ir mūsų organizmui, genetiškai nėra visai priimtina. Nes tūkstančius metų mes gyvenom pasiruošdami žiemos laikotarpiui, raugdami produktus, o čia tarsi mes priversti vėl valgyti tos šviežius, kurie nebūdingi tam laiko metui, ar ne, Ieva? Aš todėl ir pradėjau raugti daržoves tam, kad man tas iš prekybos centrų šviežias buvo visiškai atsibodęs, aš jau nebegalėjau valgyti ir aš jį pakeičiau į raugintas daržoves. Dėl to, kad pavasarį tu dar gali rasti šviežių kopūstų, palyginus jų išlaikytų normaliai. Morkų, taip, daug pasigaminę atsargų. O jau tas pomidoras, tai, aš tai nežinau, iš kelintų dar metų bus atėjęs iš tikrųjų. Tai va, tai aš pradėjau rauginti tas daržoves. Nuo kopūstų pradėjau šiaip iš tikrųjų rauginti. Ir dabar mes jau gal kokius 3 metus žiemą nebeperkam nei pomidorų, nei agurkų, nei salotų. Mes tiesiog pakeitėm. Taip, arba švieži morkos, burokai, kopūstai, arba rauginti. Ir taip tos įvairovės užtenka. Nes mūsų lietuviai labai tinka tos morkos, kopūstai. Taip, tai yra įprasta mūsų daržovė. Čia mūsų daržovė, o netgi tas pats pomidoras, jisai mums turbūt yra, kaip ir svetima daržovė. Tai gal mes jau pripratę vasarą. Vasarą taip. Nors kiti, kiek aš žinau, ukrainiečiai irgi mėgsta raugti ir tuos pačius pomidorus žalius imdami. Taip, tai ir raugia. Tai čia dabar raugti galima visas daržoves. Iš tikrųjų, visus produktus galima raugti. Viską galima raugti. Tik reikia išmokti. Taip, ir reikia žinoti kaip, ir viskas yra nesudėtinga visiškai. Jo, nes va čia jau matau. Taip, čia raugas yra duonos paruoštas. Toks darbinis tasai buteliukas, aš jo nenorėjau valyti nieko, dėl to, kad matytųsi, kaip jis išmaišytas. Kokia čia duonelė su šitų raugu? Čia yra juoda rūginė duona. Miltai beje irgi mano sumalti. O. Malote su girna? Su malūnėliu. Aš 21 amžiuje gyvenu iš tikrųjų. Aš tik tais noriu, iš tikrųjų, tai va tie visi rauginimai ir panašiai, tai mano principas nėra rekonstrukcija kažkokia tai istorinė. O čia pirago šito balto, taip, čia balto kvietinis raugas. Tai va, jis šviežias iškvietinis. Ir kiek toks raugas gali išsilaikyti? Porą savaičių šaldytuve. Porą savaičių. Taip, galbūt ir ilgiau. Sako, galima užšaldyti, aš užšaldysiu, nebuvau užšaldžiusi. Bet esu ilgiau palaikiusi, bet tiesiog reikėjo pamaitinti jį kelis kartus. Šitas raugas yra stiprus labai mano, jisai vietoje pasidarytas, aš vietoje pasigavau tą bakteriją pati.
Jūs gaudot bakteriją. Taip, aš gaudau bakterijas, žinokit. Pas man namuose tiršta nuo bakterijų. Tai mes čia galim, ne, laukia turbūt, ar ir viduje čia galima? Ir viduje galima, visur galima. Visur jų yra. O tai jūs matote, kaip matyti? O vat bakterijom nereikia jų matyti, reikia paruošti Prisivilioti. terpę, spastus paruošti. Taip. O kokie tai yra spastai? Tai vat skirtingi ir spastai būtų. Jeigu raugiam duoną ar daržovės, tai reikia, kad būtų suri kažkokia tai terpė, dar kažkas, tai jeigu raugiam gėrimus, jau mes gaudom kitą bakteriją, kitą mėlę, tada saldžią ruošiam. Jo. Jeigu mes raugiam duoną kažkokią, pasidaryti savo raugą, kaip reikia? Reikia sumaišyti miltus su vandeniu, lygiomis proporcijomis ir palikti. Taip, tiesiog stovėti. Po dienos pamaišom, pamaitinam tą pačią, tokią pačią košę. Miltų įdedam, ar ne? Ir laukiam. Trečią dieną dažniausiai jau raugas ir ragatvas jau burbuliuoja ir jau jisai kvepia. O ta bakterija, jinai ateina iš kur? Jinai gali būti miltose jau buvo joje, ta laktobakterija irgi duona raugia. Ateina iš oro, nes jos ore visur pilna. Taip pat yra ir su daržovėm. Jeigu mes daržovės paruošiam, sumaišom su druska ir paliekam, tai ta bakterija jinai ateis arba iš oro, arba ant daržovės jau buvusios. Štai pavyzdžiui, jeigu rauktumėm kopūstus parduotuvinius ir naminius šviežiai, tai labai matosi skirtumas. Aš čia matau taip pat dar ir jogurtas. Taip. Jogurtas. Kaip patiems jogurtą pasidaryti? Tai yra labai paprasta, bet iš tikrųjų jisai tirštas. Jį galima kaip grietinę vartoti, ne? Taip, galima kaip grietinę. Aš net maskarponės neperku, aš tiesiog supilu į sietą, nuvarvinu tą jogurtą ir stepamas surelis toksai išeina. Ir jau pasidaro tai maskarponė. Taip. Bet jogurtas reikia būtent ir tą turėtų omeny. Tai yra ne mūsų kraštų produktas, jisai yra šiltų kraštų produktas. Šiltų kraštų, ne? Ir jam rauginant reikia jau specialių sąlygų iš tikrųjų. Sąlygų netgi reikia. Taip, o kokios tai sąlygos? Šilumos reikia daugiau. Reikia užkloti, paplosti. Užkloti, ar ne? Bet vis tiek, o kaip jūs pagaminat? Aš neįsivaizduoju technologijos pačios. Kaip aš nusiperku pieną. Geriausia turėti kaimišką pieną, aišku, nepasterizuotą, bet galima ir iš parduotuvės šiek tiek sudariusi. Kaimišką pieną reikia užvirinti, kad sunaikinti tą lakto, mūsų vietinę pieno rūgimo bakteriją, kuri padaro rūgpienį ir grėžį. Užverdame, panaikiname. Užverdame, tada mes atvėsiname tą pieną. Aš įstatau į kriauklę su šaltu vandeniu, katilą paprasčiausiai. Nes reikia kuo greičiau ir atvėsinti iki tokios temperatūros, kad įkišus pirštą į pieną galėtum suskaičiuoti iki 14. Čia yra niuansai, taip. Tai yra maždaug 43 laipsniai turi būti pieno temperatūra. Bet galima ir yra tie matuoti. Yra, bet man įdomiau. Bet jeigu termometro nėra, jau įdomus palaikymas. Čia nuo seno yra, čia patys seniausi yra tokie indikatoriai. Na, ir atšaldai ir toliau. Ir tada supili indelio parduotuvinio jogurto. Tai ir dobilas ar šitie biosai, kur yra natūralaus. 3 litram pieno užtenka to mažo indelio supilti. Tada išmaišom gerai ir pastatom šiltai ir užklostom. Aš pledukų užkūždami. Galima tas koks išlaikytas, šiltas, geras dalykas iš tikrųjų čia. Jo, ir maždaug po kokius 7-8 valandų mes turime jau jogurtą. Po 8 valandų. Tai skaityk, vakare pasidarai, iš ryto atsikeli ir tu jau pusryčiam gali su uogom šviežiom. Bet reikia nepamiršti, kad jogurtas jis ne visą laiką taip gerai išeina. Netgi kai aš darau kursus, aš visą laiką perspėju žmonės, mes kadangi visos dienos kursai būna, mes iš ryto užsiraugiam, vakare jau turim gauti. Ir aš žinau, kad dažniausiai nesigauna. Tai aš sakau, aš jums parodysiu, ką daryti su tuo nesigavusiu jogurtu. Taip, netgi. Nes iš tikrųjų reikia labai žiūrėti, kad ta mūsų rūgimo vietinė bakterija nepakliūtų. O jeigu jinai pakliūna, išeina, jinai tiesiog tada išeina pusiau rūgpienis, pusiau jogurtas, toksai tirštesnis rūgpienis ir rūgštesnis. Taip, jisai valgomas, viskas gerai su juo. Bet ne jogurtas. Ne visai jogurtas, jis čia matot, jisai toksai vientisas yra. O tas toksai jau su grūdeliais būna, bet iš jo lygiai taip pat galima kremą pasidaryti tortų, ar kažką tai surelį. Labai įdomu. Tikrai kaip tas. Ir saldus iš karto išėjęs. Koks skanus. Puikus.
Jo, vat, jogurtas man visi ateina, bijo paragauti, sako, bijom, kad rūgštus, nes perkam visą laiką rūgštų kažkaip. Jo, aš pastebėjau, va, parduotuvėse. O man kažkaip visą laiką Perkame, ne kaip nusipirkę, bet tai nuostabus dalykas. Jogurtas iš tikrųjų patariu irgi visiems pasidaryti namuose pagal Ievos receptūrą. O jeigu iš parduotuvinio pieno darote, tai jo nereikia užvirinti. Jį reikia tik tai pašildyti iki tokios temperatūros, kad galima būtų suskaičiuoti iki 14 įkišus. Užvirinti nereikia, tai reikia tik... Visai jame jau nebėra Nes bakterijų. jau sunaikintas bakterijos. Jau jisai būna paruoštas produktas į parduotuvę. Taip. Jogurto gamybai. Čia mes turim raugintus obuoliukus. Dėl to, kad aš atnešiau juos todėl, kad parodyt, kad daržovės rauginame 2 būdais iš tikrųjų. Čia yra laukiniai obuoliukai. Čia laukiniai obuoliukai rauginti. Tai čia tiek medžio aplinkui, tai kur čia nebus laukinių? Tai vienos daržovės yra rauginamos bet kaip irgi kvapas kopūstai. toksai, bet Rūgštelės. Rūgštelės kvapas. Jo. Aš tai ir tos duonos labai noriu atpjauti. Aš iš pradžių gal duoną atpjausiu, nes Jo, gabaliuką. biškė. Jinai labai šviežiai yra ir dėl to sunkiai pjaustosi. Reikia paraikyti. O tai kuo šviežesnė, to sunkiau Jo, pjaustosi? jo. Taip, susistoja. Jos pluta paskui, va, juoda duona, beje, jeigu mes šnekam. Taip, apie juodą išmokau. duoną. Tai, va, kuo ta mūsų juoda duona yra Gerai, va, taip, ypatinga. žiūrėkit, aš laušiu, va, taip. Taip. O, kuom ypatinga juoda duona? O, Taigi, kuomet anksčiau mes duona buvo- kepam va, tokį didelį kepalą su pluta iš visų pusių, jinai išlieka gyva ta duona, jinai stovi ir rūgštėja visą laiką. Taip. stovi rūgštė. Jo, dėl to, kad vidurys duonos jisai nepasiekia 100 laipsnių tos temperatūros. Jisai, jeigu mes kepam skardelėje, tos dabar, kur kepa sveikuolių, tos duonytės visi tuomet nėra, jinai visa perkepa. Nes, vat, nėra, o ten šitos pluta užsideda ir jinai kepa, o vidus yra, jisai troškinasi, galima sakyti. Tiesiog suraugo kepta balta duona. Čia gal kaip itališka ciabatta, gal labiausiai panašu. Tiesiog yra kiti miltai naudojami. Čia balti miltai. Bet aš girdėjau tokį dalyką, kad, Nu, pavyzdžiui, jinai kokia ir iškyla, suraugo. Man mielių nereikia niekad dabar. Aš viską kepu suraugo, aš bandelės kepu suraugo. mielių nereikia. Ieva, o teko irgi girdėti, kad mielės tai nėra sveika. Ruošiant duoną, kepant ją. Kaip yra iš tikrųjų? Pramoninės mielės. O kaip yra iš tikrųjų? Pramoninės mielės, jos nėra mums įprasta ta bakterija. Ir, aišku, kaip pramoninės, jos gana agresyvios yra šiaip tai. Ir sako, aš nežinau tiksliai, aš nesu biochemikė, bet kiek esu girdėjus, jos tarsi pažeidžia tą mūsų žarnyno mikroflorą. Tuo tarpu raugas yra šita bakterija, su kuria mes gyvename jau tūkstančius metų ir jinai yra, jau taip, jos jau yra pas mus. Ir jeigu mes valgome, mes papildome savo tą žarnyno mikroflorą tom draugiškom Tai bakterijom. va dėl to, kad nuo šitos bulkos, šitos skaniosios bulkos sustorėti negalima. Priklauso nuo to, kiek valgysi. Mes turim girą raugtą be mielių jokių. Vat, aš ją palikau, aš ją užraugiau užvakar. Vakar namuose buvo vėsų, jinai dar nenorėjo rūgti. Tai jinai tik šiandieną užrūgo. Duokite, aš jums duosiu paragauti. Tai vat jinai tokia specialiai nevaliau. Čia yra citrinų ir imbiro gira. O čia yra trupučiuką dar mėtų. Tai nieko tenais, jeigu tą imbirą prasikošit. Nieko. Prasikošė. Reikia sukramtyti. Tarp kitko, reikia kramtyti. Aš po daug nepilsiu. Ja dar pati aš tai palaikyčiau dar kokią dieną, kad rūgštesnė pasidarytų iš tikrųjų. Nu, toks limonadas. Mano vaikai sako limonadas, kadangi mes limonado neperkame, tai šito limonadas. Tai va, tai dar sakau, jinai saldoka yra, bet ją dar dieną palaikius, jinai būtų rūgštesnė, jinai tos bakterijos suvalgo cukrų. Dabar visi... Jinai taptų saldžia rūgštė tokia. Jo, nes dabar yra ir saldoka. kuo ilgiau mes ją laikysim, tuo jinai rūgštesnė darysis. Ir yra labai taigi sveikatos šaltinis. Taip. Ir sakau, dabar gaminama, taigi labai nuo senų laikų. Taip, ir nuo senų laikų ir gamindavo tą natūraliai rūgintą. Kuomet... Nu ir dabar kokią čia reikia bakteriją pagauti? Reikia bakteriją pagauti, dabar šios pavadinimo irgi nepasakysim. Vienu žodžiu, mielį reikia pagauti, kuri raugia gėrimus.
Ir kuri paskui alkoholį dar gamina, o tenais jau turėsim prie sekančio buteliuko to jaus. Jeigu sugalvosite namuose raukti arba girą, arba natūralų midų, tai yra kaip paimam, sudedam tas medžiagas, ką norim, arba darom žolelių arbatą kažkokią, tai, arba įdedam vaisių kažkokių, gali obuolių lupenėlės būti, gali būti moliūgos kurelės, vienu žodžiu, visą tai, kas nulupame, nereikia. ką reikia panaudoti, sumetami čia. Sumetame čia, tada užpilam pasaldytų vandeniu, maždaug litrui vandens reikia 100 gramų cukraus. Jeigu padarysim mažiau, gali sunkiai rūkti, ypatingai žolelių arbata jinai sunkiai užrūks, jeigu mažiau. Mėlyms maisto neužteks. Taip. Ir tada paliekam atviram puode. Galima netgi, kad būtų jisai netgi ir tas jau, kuo platesnė gerklė. Ir tada pasisetatom kuo arčiau savęs, kur dažniausiai vaikštam ir praeidami mes vis pamaišom. Tai kodėl mes pamaišom? Mylima kiekvieną sekundę, tik praeini, ar ne? Reikia rūpintis savo gyvūnėliais visais šitais. Kad ir mažytamais tie gyvūnėliai, kaip mėlės, bet vis reikia rūpintis. Jo, nes ta mėlė jinai pakliūna ant paviršiaus ir mes ją įmaišome į visą šitą ir kartu mes, ką darom, mes duodam degonės, nes jai reikia oro, šitą, jinai orinė. Bet nereikia čia nei kažkokių tai razinų mesti. Ne, mes cukraus įdedame čia. Galima medaus dėti, bet šitą aš girai naudoju cukrų, o jau medų palieku midui. Ne, jeigu aš žinau viską, kur aš dedu ir kiek aš dedu to cukraus, man papildomo aš jo negaunu, tai aš kontroliuoju, čia ne mane kontroliuoja tuo metu. Ir paliekame kelias dienas, kiekvieną dieną vis pamaišom. Kiek dienų gali išsilaikyti tokia? Jeigu šaldytuve, tai ilgai, tik tai kai išpils, tai reikia žiūrėti, kad paskui neiššaudytų, nes mes turėjom vieną slyvas parūsęs, tai jis užraudo, tai 2 metrai į orą. Metrai, ar ne? Iš butelio. Nes jin gyva yra labai iš tikrųjų, ją sunku sustabdyti tą procesą. Čia pastoviai vyksta, čia turbūt pasimtum kokį mikroskopą, tai matytum tokį darbą. O va ta lasdelė, jinai ne tik yra tam, kad ją maišyti. Mes su ją, jeigu pasidarom vieną girą maišom, mes jos neplaunam. Mes ją laikome viduje. Paskui į kitą jau dedam. Taip. Tai va. Burtų lasdelė. Ir su ta pačia mes į kiekvieną naują stiklainį visi nešame tą mėlę, kurią mes vieną kartą pasigavę jau vis. Norėčiau pasiūlyti irgi žiūrovams vis tik tai pasidaryti tokį limonadą, tokią girą patiems, nes tai yra ir sveikiau visų pirma, ir savo vaikams, šitokia yra nepaprastai skani. Taip. Cukraus mažiau, kadangi patys dedat ir žinot, kad tai yra litrui vandens 100 gramų cukraus. Tik tai. Ne taip kaip Coca-Cola buteliukyje. Galima ir mažiau dėti, jeigu vaisius dedame saldžius. Žinoma. Ir skonį taip pat ir gali, ką nori, miksuoti. Visiškai. Ir be to gali sunaudoti visus likučius. Tai sakau, obuoliai, obuoliai, slyvų kauliukai kažkokie, tai viskas eina. Ir skaniausiai ir išeina iš tų likučių. Jonažolių midus. Šitas yra dar ne visai skaidrus. Man buteliukas šitas labai toks gražus. Čierkas. Čia taigi tas midus nuo gilios senovės, lietuvių gėrimas. Ir čia šitas midus yra pats senoviškiausias, koks gali būti. Midus yra iš viso pats senoviškiausias alkoholinis gėrimas ir jį turėjo beveik visos tautas. Ir darydavo taip pat kaip ir aš darau. Dažnai tiesiog vandenį sumaišo su medumi ir pastato atvirai, kad užrūktų. Jau meduje yra bakterija ruginota ir kartu iš oro pasigauna. O aš darau su žolelėmis, kadangi jisai turėtų būti gydomasis. Nes midus kaip ir buvo, virškinimui ar netvarkyti žarnynui, jisai toks kaip vaistas. Midus jis, aišku, buvo gal daugiau toks, kaip pasakyti, paslaptingas, toks nereliginis, kaip gėrimas, apeiginis gėrimas, jo. Jisai tarsi palaikydavo ryšius su tėvais ir visose kultūrose iš tikrųjų tai buvo. Bet pas mumis turėtų šitą pradėti šeimininkės visos gaminti. Tuo labiau, kad tai yra labai paprasta. Ir šitas midus, jisai toksai tarsi vynas jisai išeina. Bet čia jau galima reguliuotis, kaip irgi turbūt nori, ar ne? Laipsnių jame galima reguliuotis, čia priklauso nuo to, kiek medaus dėti. Mano yra jisai... Šitas, aš nežinau, gal kokių 10 bus laipsnių, gal nebus netgi. O nežinau, šitą aš jau seniai ragavau. Bandykite spėti. Na, aš
Jisai dar... 10 gal nebus. Gal ir nebus dar 7, toksai. 8. Čia priklauso nuo to, kiek medaus. Jeigu daugiau medaus, tai galima ir tada brandinti ilgiau. Šitas nebrandintas medus ir yra. vanduo. Čia jonažolių. Ai, tai va, dar jo, dar noriu. Labai Jaučiasi. jonažolės. Ieva, ką mes šiandieną galėsim pamėginti, užsiraukti? Bakterijų pagaudyti. Jo, bakterijų. Mes pabandysim užsiraukti daržovės. Užsirauksim tokias prieskoninės morkytės, kurios labai patinka ir vaikam graužti, ir suaugusiam, ir vakarieniai galima. Ir sveikatos šaltinis. Ir sveikatos šaltinis, Morka. ir vietinis yra Vietinis. produktas. Rauginant daržovės yra du būdai. Yra vienas, kai rauginame kopūstus visokius ir kitas sultingas daržovės, kuomet mes supjaustom daržovės ir jas masažuojame, po kol iš druskos ir daržovių pradės skystis. Tas daržovės užpilame iš tikrųjų druska ir tada masažuojame. Va tas druskos kiekis ir... Keičiamės? Keičiamės. Na gerai. Druskos kiekis ir yra pats pagrindinis dalykas raugant daržovės. Nes jeigu galima raugti be druskos, bet tada bus neskanu ir daržovės nebus traiškos. Tai druskos reikia dėti tiek, kad daržovė būtų ir skani, ir išlaikytų savo traškumą ir negestų. Taip. Mano pagrindinis yra svorio matas, yra kilogramas daržovių, 20 gramų druskos. 20 gramų druskos yra šaukštas. Šaukštas, ar ne? Šaukštas druskos. Valgomas iš šaukštas. Taip. Ant supjaustų daržovių užberiam druską ir tuomet jos leidžia skysti. Tada paslėgiam ir žiūrim, jeigu skysčio susirenka pakankamai per parą, kad apsemtų, kad ore nebūtų daržovės, tuomet viskas gerai, paliekame kelias dienas ir tuomet ragaujame jau, kokio rūgštumo norime daržovių, tada jau dedame šaltai. Kad sustabdyti rūgimą, reikia daržovės palikti temperatūroje geriausia 5-2 laipsniai šilumos. Tada jau nebevyksta. Tuomet taip, jeigu turime, taip, tuomet sustoja rūgimas. O dabar kitas būdas yra, kuomet raugiame daržovės, kurios neturi tiek daug sulčių. Tai, Pavyzdžiui, tenka. Ir gabaliukais, kuomet jas... Jo, jeigu nesultingos, tuomet reikia užpilti sūrimu. Tai va tas užpilimas sūrimu. Palengvinimas. Na, ne tik palengvinimas, tiesiog yra daržovės, kurias būtinai turime užpilinėti sūrimu. Nes morka jinai... Kokios dar daržovės, kurias reikėtų užpilti sūrimu? Burokėlius nuo senovės raugdavo, pildavo sūrimą ir virtus, ir nevirtus, ir nevirtus, jo. O česnako tos... Česnako šiek tiek įdedam irgi, jisai konservuoja tas visas. Ir skonio prideda, čia aš jau per daug persistengė, užsišnekėjau. Jo žymiai mažiau reikia, ne? Kiekį užtenka turbūt... Galima vien tik česnakus būtų šiaip tai iš tikrųjų rauginti. Taip. Tai sako, ką turite, po ranka, viską Ieva, galima... o jūs paminėjot, kad česnakas, jis konservuojančių turi medžiagų. Kaip tokiu atveju priversti patį česnaką rūgti? Priversti, jo nereikia versti. Ne, česnakas šiek tiek tai stabdo tos procesus, bet ne taip smarkiai, kad tai jaustųsi. O kaip gražiai atrodo. Tada įdedam prieskonių, kokių norim, daug aišku nereikia. Ir ką čia dedam dabar? Čia gvazdikėlių dedam, kad jos būtų tokios aitresnės. Aš taip įsivaizduoju, kad dedant kažkokių tai visokių tokių žolelių, nereikia per daug irgi perdėti. Ne, nereikia dėl to, kad rauginimas jisai dar ir sustiprina kitą kartą skonį iš tikrųjų šiaip. Tai dėl to, kad jisai tokių aitresnių sustiprina. Reikia saikingai labai dėti. Reikia, jeigu pradėjot jau daryti, tai tada reikia žiūrėti vieną kartą vienaip, kitą kartą kitaip, kaip kam skaniau. Eksperimentų zona. Nu va, ir tada paskutinį sūrimą pasidarom. Tai va čia ta proporcija. Jeigu paprastai daržovės raugiant, imam kilogramas daržovių 20 gramų druskos, tai jeigu darom sūrimą, tai litras vandens irgi 20 gramų druskos. Gali būti šiek tiek daugiau į sūrimą, nes esu receptų radusi, kur šiek tiek daugiau daro. Tai čia pas mane yra pusė litro vandens, tai aš pusę šaukšto ir įmesiu. Gražiau, tai per 2 kartus. Paskutinis tas žiupsnelis, be kurio negalima. Išmaišome. Visą laiką reikia paskutinį žiupsnelį įdėti. Man irgi taip dedant, visą laiką norisi dar... Bet kodėl? Dar truputį. Visą laiką. Taip, visą laiką. Ar kavą, kai daraisi irgi. Kavą tai tikrai dar. Ir užpilame visą šitą.
Neturi sūrimo būti tiek, kad apsemtų daržovės. Tai va, tai tos daržovės, jos turi būti apsemtos visą laiką, kad pelėsis neužsidėtų. Jeigu atsiranda pelėsis ant daržovių rauginamų, tai iš tikrųjų nieko tai baisaus nėra, jokios netragedija, tiesiog mes jį gražiai nuimam ir išmetam. Ir tada, jeigu matai, kad per mažai to skysčio yra išlenda vėl daržovės, šiek tiek sūrimo tokio paties proporciją dapilam, šiek tiek, kad tas visą laiką būtų po vandeniu. Paslėpti galima, vieni daro plastikinį dangtelį, jį sulenkia, įkiša į vidų ir tiesiog prispaudžia. O būna specialūs tokie, čia didesniam stiklainiui, 3 litrinį, jeigu darytumėte, tai po vieną puselę įsideda. Labai patogu, iš tikrųjų, po vieną puselę įleisti ir paskui sujungti. Taip, susijungia ir jis paslėgia visą laiką. Ir labai gražus dalykas. Gražus. Čia iš molio pačiam galima pasidaryti. Pačiam? Aišku, ne, galima. Šitas visai išdegtas, jo, kad išdegtas, jis neglazuruotas. Paskui, jeigu ant jo atsiranda pelėsių, galima kišti į orkaitį, iškaitinti. Ir pranyksta. Taip, ir viskas pranyksta. Tai va, ir tada tokį dalyką pasidam savo virtuviai ant stalo kur nors, kad matyt. Tada po kelių dienų pradėsit matyti, kaip kyla burbuliukai. Ir faktiškai tokį po 3-5 dienų galima valgyti. Kada galima valgyti, nuo skonio priklauso. Jeigu rūgštumo užtenka, tada viskas galima valgyti. Tai va. Labai įdomu. Na ką, tai dėkojam Ieva šiandieną už tikrai nepaprastai skanius receptus ir tą rauginimo visą procesą, kurį mes sugebėjom paaiškinti žiūrovams savo. Bet mes, mėly žiūrovai, dar tik šiandien atsisveikinam. Kita laida taip pat bus kartu su Ieva ir mes kalbėsime, Ieva, apie ką? Apie laukinius valgomus augalus, ypatingai ką dabar galima rinkti. Nes dabar tai labai geras metas. Taip, visada geras metas rinkti. Visada geras metas. Iki. Viso gero.